išsijungia man video, tai hakuroniškė formavimas antran dalis. Tai kol kas galiu parodyti tarpinį rezultatą. Pasižiūrėkit, va, palieku, iškarpau aš visas mažas šakeles, va tokias, va, čia tiesiog dar neprijau iš kitos pusės. Apačioje kol kas palieku va tokius va karkasus. Kaip matote, karkasas iššakojamas ir bus tokie burbuliukai. Štai suformuotas, jisai plonas, va toks vat burbuliukas. Nežinau, kaip čia kol kas gausis, bet bandysiu eksperimentuoti. Čia vat irgi apnuoginu, va, matot, tokias didesnės šakas aš apkarpau. Ir tiesiog vat, norėjau parodyti, koks tikslas. Tai tikslas yra, kaip ir čia, ar ne? Čia, aišku, natūraliai jinai savaime augo. Tai vat išsišakojimas. Ir to karpimo ir formavimo tikslas tai yra palikti, vat, tarkim, 1, 2, 3, 4, 5 šakeles, kad vat, susiformuotų toks vat karkasas ir tada tas šakeles irgi atitinkamai vat, reikės patrumpinti dar, tarkim, ties 3 akutėm ir tada turėtų gautis toks pats efektas, tai yra iš tų 3 akučių dar bus 3 šakelės ir taip toliau ir taip formuosis tas burbulas. 3 kartai per sezoną, tai tiek reikia karpyti šitą gluosnį hakuroniškį.